Sveiki, mėly Lock and Loaded žiūrovai, su jumis aš Alminas Sinevičius ir džiaugiuosi, kad jūs vėl užėmėte patrulio bazę. Šiandien pas mus yra ypatingi svečiai, kurie atvyko iš Ukrainos, iš Azovo brigados ir turėsime su jais pokalbį, aišku, rusų kalba, bet mes išversim dėl mūsų žiūrovų, kad jūs suprastumėt viską į lietuvių kalbą. Tai pristatau mūsų svečius. Tai pirmas svečias yra Vladislavas, šaukiniu Bėlai arba Baltas. Labas. Ir Aleksandras, šaukiniu Pako. Labas. Taigi, pereikime į rusų kalbą. Labai malonu, kad jūs galėjote pas mus atvykti į mūsų laidą. Pradėkime nuo pirmojo klausimo. Kaip jūs atsidūrėte Azovo pulke? Trumpai tariant, kodėl pasirinkote Azovą? Į Azovo pulką aš įstojau 2014 metais. Aš pats esu kilęs iš dar 2014 metais okupuotos Ukrainos teritorijos iš Makėjevkos miesto Donecko srityje. Tuo metu man buvo 18 metų. Aš priklausiau Donecko Šachtaro futbolo klubo sirgaliams, Ultroms. Kai prasidėjo karas, aš jau žinojau apie Azovą. Žinojau, kad ten jau tarnavo nemažai kitų Ukrainos miesto futbolo klubų sirgalių. Ten buvo daug panašių pažiūrų žmonių iš tų judėjimų. Tiesiog man šis dalinys pasirodė perspektyviausias. Azovas jau tuo metu buvo pasižymėjęs, jie išlaisvino Mariupolį, dalyvavo mūšiuose už Marijinką, Ilovaiską, todėl ir priėmiau sprendimą stoti būtent į Azovą. Tada tau dar teko dalyvauti antiteroristinėje operacijoje? Aleksandrai, kokia jūsų istorija? Aš nusprendžiau eiti tarnauti baigęs universitetą. Aš mokiausi būti istorijos mokytoju. Pagal išsilavinimą aš esu istorijos mokytojas. Baigęs nusprendžiau, kad pagal specialybę aš nedirbsiu ir nutariau užsiimti karybą. Visuomet norėjau. Norėjau dar ir todėl, nes mano vyresnysis brolis kariavo nuo 2014 metų. Nusprendžiau pabandyti žengti savo vyresniojo brolio pėdomis. Jis tarnavo Ukrainos ginkluotose pajėgose, o aš nusprendžiau tarnauti tokiame dalinyje kaip Azovas, apie kurį tuomet ir sužinojau. Po universiteto baigimo mes kartu su keliais savo kursiokais nusprendėme paduoti dokumentus ir pabandyti save Azovo pulke. Kuriais tai buvo metais? Tai buvo 2018 metai. Žinote, kodėl Azovas? Tuomet, kai jis įstojau, apie šį dalinį beveik nieko nežinojau. Iš kitų žmonių girdėjau, kad ten labai sunku patekti, labai griežta atranka, sunkus išbandymai. Nusprendžiau ir išsikėliau tikslą, kad ten pateksiu. Man viskas patiko. Iš pradžių pažiūrėjau reklamą ir pagalvojau, va čia tai kietai, tai tikra. To Ukrainoje dar nebuvo. Žinote, nuo to laiko aš niekad nenusivyliau ir niekuomet nesigailėjau išėjęs tarnauti į Azovą. Gerai. Kitas klausimas. Vaikinai, kaip jums prasidėjo šis plataus masto rusų karinių pajėgų įsiveržimas į Ukrainą? Kur jūs buvote? Mes buvome savo nuolatinėse dislokacijos vietose, Mariupolyje ir aplinkiniuose kaimuose. Mes turėjome savo bazės. Aš asmeniškai buvau kartu su Aleksandru Mariupolyje, mes iš vienos kuopos. Buvo paskelbtas aliarmas. Maniau, kad tuoj atskris raketa ir mūsų karas tuo ir pasibaigs. Nes tiesą pasakius, mūsų dislokacijos vietos buvo žinomas. Greičiausiai priešas mūsų tiesiog neįvertino.
Pasigirdo pirmieji sprogimai, buvo susprogdinti sprogstamieji paketai, kuriuos buvo padėję rusų agentai prie mūsų bazių. Na, apskritai, ar tai buvo bombos? Juk Mariupolė pradėjo sprogdinti bombas, ar ne? Na taip, bet tai iš tiesų buvo sprogstamieji paketai. Po to mes susirinkome, pasiėmė ekipiruotę, susėdome į savo karinę techniką ir išvykome į Mariupolio pakraščius. Būtent mūsų kuopai teko užduotis užimti pozicijas ir laukti rusų kolonų prasiveržimo. Tuo metu jie dar puldavo kolonomis. Taip atsimenu. Aleksandrai, juk buvote kartu, ar ne? Tai buvome kartu. Žinote, mes dar nebuvome tikri, ar prasidės karas. Bet jau tuo metu vyko šioks toks judėjimas. Mes pradėjome ruoštis, dėtis daiktus, kovinius komplektus ir panašiai, dėl visą piktą. Kaip tik tuo metu turėjo vykti mūsų planiniai mokymai, pratybos, kaip tik prieš pat karą. Tai kelioms dienoms mes išvykome į pratybas, po to grįžome į Mariupolį ir, taip sakant, grinai dėl savęs žiūrėjome, kur įsirengti savo gynybos pozicijas. Mes dar nežinojome, kad bus karas. Pasivažinėjome po miestą, apsižiūrėjome, va štai čia geresnės pozicijos, ten blogesnės. Viską padarė, grįžome, atsigulėme, o 4 valandą ryto jau pradėjo sproginėti. Утром 4 часа утра взрывы. Jeigu kas nors būtų apie tai pasakęs, tuo metu mes dar visai nerimtai viską darėme, o pasirodo, kad karas ėmė ir ištiko. Pirmieji sprogimai, mes su Vladislavu tuomet gyvenome viename pastate, taigi sprogimai, visi bėga, leidžiasi žemyn, mes greitai apsirengėme, kraunamės, visi sėdame į karinę techniką. Ir viskas. Mes visi įsivažinėjome po miestą. Visi išvažiavo į savo pozicijas. Mes buvome kairiajame Mariupolio krante. Ir taip mes sutikome karą. Taip sakant, sprogimai, daug kas neaišku, niekas nežinoma, kas, kur, kada. Kažkaip taip. Mes jau kurį laiką gyvenome tokioje būsenoje, kad tuoj viskas prasidės. Juk rusai pradėjo telkti karinę techniką ir dalinius prie mūsų sienų dar gerokai iki karo. Prieš kokius 9 mėnesius. Taip. Praktiškai pradėjo telkti prieš metus. Ir jau tuomet mūsų vakarų sąjungininkai prognozavo, o ir mes iš esmės supratome, kad anksčiau ar vėliau visą tai vyks. Jie tai darė jau ne vieną kartą. Nuo 2014–2022 metų jie nuolat rengdavo tokias savo pratybas. Jie tiesiog atidarbinėjo savo logistiką ir trumpino. Kiekvienais metais su kiekvienomis tokiomis pratybomis jie vis trumpino laiką, per kurį jie puolimui parengė savo dalinius. Taigi išmušė tą valandą. Problema buvo ta, kad mes patys nelabai tikėjome, kad karas prasidės, nes nuolat buvome tokioje būsenoje, kad tuoj jie užpuls. Jie vos ne po minučių buvo išrašę, kada jie užpuls. Tai kalbėjo ir vakarų sąjunga, ir mūsų politikai. Mes vis pažiūrėtume ir pagalvojome, tai dėl puolai, ir eidavome miegoti. Ir taip dienai žinau, ir mes nebetikėjome, ir buvo sunku susidurti su tokiu plataus masto įsiveržimu. Nepaisant to, kad buvo sudėtinga, mes matėme, kad jų desantas perėjo per visą sieną. Несмотря на то, что нам самим было сложно, мы видели, как прошел их десант через всю границу. Įsiveržė į teritoriją esančią šalia Rusijos, pradėjo skristi raketos po visą šalies teritoriją, įplaukė laivai, pradėjo atakuoti. Mes jau atsisveikinome su Ukraina, manėme, kad mums nepavyks apginti savo suverenitetą. Думали, что нам не удастся отстоять наш суверенитет, и, при этом... Nepaisant to, mes tęsėme kovą, nes gynėme savo šalį. Nesvarbu, kokia mes stovėje yra, ar laimi, ar pralaimi, mūsų užduotis yra jie ginti. O kokios jūsų buvo pareigybės na tuo metu? Aš buvau šarvuočio BTR-4 vadas tuo momentu. O tu, Aleksandrai, aš buvau skyriaus vadas. Kaip tik karo pradžioje.
O netrukus neoficialiai tapau ir būrio vadu, nes mūsų būrio vadas žuvo, tad man teko automatiškai imtis vadovauti būriui. Trumpai tariant, nelabai išėjo tai vadintis pilnaverčių vadovavimu, nes iš būrio labai mažai liko gyvų. Tik prasidėjus karui, iš karto prasidėjo ir nuostoliai, tad mano žmonės buvo išskirtyti po visą miestą. Kam galėjau, tiems ir vadovavau. Štai taip. Saša pats buvo 5 kartus sužeistas ir po kiekvieno iš jų grįždavo į dalinį. Tai vyko mūšio Mariupolio metu. Jam suteikdavo medicininę pagalbą ir jis grįždavo toliau vykdyti savo užduotį. Na, tiesiog nebuvo kitos išeities. Padėtis be išeities, o reikia kažką daryti. Mes nebijojame. Jūs klausite, kuo ypatingas Azovas. Pasakysiu taip. Mūsų stiprioji pusė yra bebaimiškumas su beprotybės priemaiša. Nes tik tokie žmonės, o Mariupolis ir atskleidė tokius žmonės, tad tik tokie žmonės sėkmingai atlieka savo darbą, nežiūrint sužalojimų ir sužeidimų. Šiuo metu aš dalinuosi šią savo patirtimi. Šias savybės visi galime vystyti ir tik tokiu būdu mes išlošime ir laimėsime. Tik tokie žmonės gali ką nors pakeisti. Gerai, kai prasidėjo karas, frontas artėjo prie Mariupolio. Ten daug ir greičiau jis artėjo, ar ne? Kokios nuotaikos vyravo? Girdžiu ir mes visi žinome apie Azovo legendą. Bet kokios buvo nuotaikos tarp vaikinų? Juk ten gynėtės draugė su kitų dalinių kovotojais. Tai buvo ne tik Azovo kovotojai, bet ir kitos pajėgos. Miesto gynyba buvo suskirstyta sektoriais. Gynė jūrų pėstininkai, Azovas, pasieniečiai. Pasakysiu tai, aš negaliu spręsti už kitus dalinius. Galima kalbėti tik apie tuos, kurie buvo man pavaldūs. Azovo vaikinai, mes visi, žinote, visą tai žvelgiame su tam tikra humoro doze. Kadangi niekam nepaslaptis, ką mes apskritai egzistavome. Dėl ko buvo sukurtas Azovas? Dėl ko mes ėjome tarnauti? Mes atėjome tam, kad kariautume ir kariautume už Ukrainą. Kai prasidėjo mūšiai, čia mes pamatėme galimybę save pademonstruoti. Aš tuo tikras, nes mačiau tuos žmonės, aš pats asmeniškai juos mačiau. Mums tai buvo galimybė. Aš pats nebijojau, o taip pat ir mano vaikinai nebijojo. Visi kažko laukė. Kai žmonės žūdavo, mes liūdėdavome. Kai buvo kokia galimybė nors truputį pasidžiaugti, mes stengiamės ją išnaudoti. Kažkaip taip. Už kitus negaliu atsakyti, nes nežinau. Už savo vaikinus atsakau. Aš dar pridursiu. Po plataus masto įsiveržimo mums dar buvo likusios 4 dienos iki pilno apsupimo. Po 4 dienų mes jau buvome visiškai apsupti. Nebeturėjome kur trauktis. Nebeturėjo nei galimybių, nei jėgų, nei reikiamų priemonių. Kalbėjo apie Mariupolį, taip. Būtent apie Mariupolio garnizoną.
Taigi per tas 4 dienas, kuomet aplinkui tvyrojo chaosas, kai viskas prasidėjo, kol mes bandėme suprasti, kas ir kaip vyksta, kur jie juda, ką užiminėja, ką jau užėmė, jie mus visiškai apsupo. Mes net nespėjome susivokti, kas vyksta, o pasirodo, kad atsidūrėme pilnoje apsuptyje. Greičiausiai mes tiesiog supratom, kad tai pabaiga ir kad mūsų užduotis kuo daugiau rusų pasiimti su savimi. Iš esmės, mums tai pavyko. Mes pritraukime didelės priešininkų pajėgas. Vienam ukrainiečiui kareiviui teko 18 rusų. Tuo pačiu mes galėjome pristabdyti priešą ir neleisti jiems skverbtis gilyn į Ukrainą, užimti kitus miestus, tokius kaip Zaporožė, Charkivas, nes jie buvo privesti telkti savo pajėgas, kad mus sunaikintų. Gal galėtumėt papasakoti apie tai, kas įstrigo, kokie buvo pirmieji kontaktai, pirmieji susidūrimai su priešu, su rusais? Первые контакты, да, первые оборону против врага, против русских. Dar iki Azovo plieno gamyklos. Jūs patys kovotės Azovo plieno gamykloje, taip. Tai tuomet truputį ir apie tai pakalbėkim. Kol mes buvome mieste, ar ne? Taip. Na, žiūrėkit, matote, į mano pareigas, pėstininkų skyriaus vado pareigas jau įvairūs dalykai. Pavyzdžiui, su vaikinais mes vykdome valymų, šturmuodavome, užsiminėjome diversijomis, minuodavome, žodžiu, darėme viską, kas tik įmanoma. Sakyčiau, kad mes atlikdavome daugiau tai, ką žmonės daro žvalgyboje, arba kuo užsiima specialios paskirties daliniai. Bet prasidėjus karui, mums reikėjo adaptuotis ir mokytis kovojant. Vienas iš tokių įsimintinų momentų kare buvo, pavyzdžiui, kai... Gal galėčiau dabar ir du prisiminti. Pirmasis, kai susidūrėme su specialiu padaliniu, tai Sparta. Sparta. Šį Spartos dalinį suformavo ir savo metu vadovavo žinomas Donecko liaudies Respublikos veikėjas Motorola. ДНР был человек, как Моторола. Jo, prisiminus, toks raudona barzda. Taip, jį paskui lifte susprogdino. Да, в лифте его взорвали. Ну, так вот это Taigi, tas žmogus suformavo tą dalinį. Jame, kaip čia išsireiškus, esu tikras, kad Mariupolyje daugiau nei pusė jų buvo kariai iš Rusijos Federacijos. Половину. То, что там были бойцы Российской Федерации. Это, скорее всего, Galimai tai buvo kažkokia jų bendra operacija. Nežinau. Операция, я не знаю. Ну, мы встретили противника. Na, mes priešą sutikome maždaug 100 metrų atstumu, o tai kaip tik ir buvo mano pozicija. Моя позиция это в... Ten buvo ofisų pastatai, garažai, biznio centras, taip, pramoninė zona. Да, промзона. Промзона, да. Kaip tik ten buvo mano pozicija. Man vadas ir sako, kad pagal viską jums su vaikinais reikia patikrinti plotą esantį maždaug už 50 metrų. Nesprendžiant pagal perimtus radio pranešimus, jie turėtų judėti link mūsų. Na, aš žinoma sakau, gerai, klausau. Mano žiūrė buvo 6 žmonės, tai mano kovinė grupė. Daugiau man ir nereikia. Aš su savo patikrintais kariais judame pirmyn. Žinote, aš pasiunčiau vieną savo karių, kad jis išžvalgytų teritoriją, kas ten vyksta. Jis užsirapšė ant pastato stogo, neaukštas tas pastatas, kokių 2 metrų. Nusiima savo apsauginę liemenę ir žiūri pro žiūronus į priekį. Žiūriniojo, po to pasuko galvą dešinėn, o ten už 15 metrų stovi priešų grupė. 15 žmonių. Visi ginkluoti pagal naujausią technikos žodį. Ну, по последнему слову техникой, да? Su didelėmis radio stotelėmis, kurios tiesiogiai kontaktuoja per palydovus, retransliatoriai tokie. Taigi jie visi stovi ginkluoti iki dantų,
O jis stovi už 15 metrų nuo jų. Jis tiesiog žiūri ir jie žiūri. Jie nesitikėjo. Jie pradėjo jį šaudyti. Na, o ką jam daryti? Jis tiesiog nušoka nuo stogo ir jie jam peršauna koją. Kaulo nekliudė, tik tai minkštuosius audinius. Ir jis tiesiog bėga. Jis bėga ir dingsta iš eterio. Aš šį šaukiu per raciją ir galvoju, kad jis jau žuvo. Nes jis pasakė, kad pamatė priešą, jis visiškai šalia mūsų. O aš girdžiu tik šūvių serijas. Galvoju, kad jis žuvo. Bet ne, jis atbėga su peršauta koja. Aš greitai sutelkiau mūsų pajėgas ir mes pajudėme prie tų garažų, kad sutiktume priešą. Jūs šešiese prieš 15? Taip, maždaug taip. Tai tipiška istorija Mariupolyje. Tai normalu. Ir mes juos pasitinkame, o tą pat metu vadas mane informuoja. Jis man sako apie perimtus radio pranešimus, apie tai, ką kalba priešas. Mes turime jų radio stotį ir mes girdim, kad jie bando judėti pirmin, bet juos stipriai apšaudo. Tai buvo mano vaikinai. Mes kreipėmės į aukštesnio lygio vado ir užsakėme 120 mm minosvaidį, kad apšaudytų. Taip pat pajungėme ir automatinį granatsvaidį. Pasakysiu taip, šį sektorių apšaudėme viskuo, ką tik tai turėjau savo žinioje. Nes taip reikėjo. Ir paskui girdėjome iš radio pranešimų, kad jie užstrigo kažkome garaže. Negali išeiti. Jie turėjo sužeistąjį, kurį reikėjo išgabenti. Po to paaiškėjo, kad tai buvo sužeistas jų grupės vadas. Taigi mes juos apšaudėme, paskui išgirdau, koks tai garažas. Daviau įsakymą savo granatsvaidininkui, nes išsiaiškinome, kuris tas garažas. Mantai, kad jie po visus garažus sklaidė? Ne. Nedaug ten buvo tų garažų. Bet to vienas jų buvo atidarytas ir iš ten šviesa sklido. Bet to ten pastebėjome priešą. Ir mūsų granatsvaidininkui liepiau sunaikinti tą garažą. Ir jis paleido keletą prieštankinių granatų. Он туда пустил несколько кабачков от РПГ. И вы знаете... Žinote, jie vis tiek iš ten pasitraukė, tik nežinau kaip. Bet jie irgi patyrė nuostolių, kaip minimum jie turėjo sužeistųjų, nes paskui per juos per apšaudinimą važiavo mašina, kad juos paimtų ir evakuotų. Tai netikėtumo pavyzdys. Jie viską tarsi ir buvo labai gerai suplanavę, bet ta klaida, tiksliau tas atsitiktinumas, kai mano žmogus ant stogo jos pastebėjo, privertė juos veikti ne pagal planą. Reikėjo judėti į priekį, o gavosi jau truputėlį kitaip. Gavosi neorganizuotai. Ta diena, prisipažinsiu, truputį išsigandau, žinoma, nes ne tiek dėl savęs, bet dėl savo vaikinų, nes priešas buvo gerokai gausesnis skaičiumi. Ir maniau, kad mums gali nepavykti. Bet viskas sėkmingai pavyko. O antroji istorija. Tik trumpai. Gerai. Antroji istorija apie tai, kaip mes susidūrėme su atskiru Kadyrovo daliniu. Tai buvo karinė policija. Jie buvo suformuoti tam, kad atseit kovotų su terorizmu. Tad mes su jais susidūrėme. Pasakysiu, kad visai rimtai susidūrėme. Jie gerai kovėsi. Suprantama, priešą irgi galima gerbti. Mes su jais ilgokai grūmėmės. Kaip pasiekmė, jie irgi patyrė nuostolių. Mes juos stipriai apšaudėme ir jie atsitraukė. Tai prisiminiau tiesiog tam, kad suprastume, kokie priešai gali būti skirtingi. Pavyzdžiui, Donecko liaudies Respublikos armija, Rusijos reguliarioji armija, Rusijos federacija, po to kažkokie buriatai, čečėnai.
Įdomiausia tai, kad Azovas iš esmės susipažino su visais Rusijos federacijos daliniais. Имел знакомство со всеми подразделениями, наверное, Российской Федерации. Pradedant Donecko liaudies Respublikos milicija ir baigiant GRU smogikais. Bet tai jau atskiras istorija. Tai rimti profesionalai. Kas man įsiminė? Padėtis Mariupolyje buvo tokia, kad kasdien darėsi vis blogiau ir blogiau. Ir kai kas nors bloga nutikdavo, tai po kurio laiko tiesiog nustojome tai kreipti dėmesį, nes manėme, kad gali būti ir dar blogiau. Iš esmės, nustojome dėl to jaudintis. Prasidėjo plataus masto invazija, raketos skraidė po visą šalį, taigi blogai. Paskui jie įsiveržė į mūsų užnaglį, Berdianską, blogai. Paskui pilnutai mūsų apsupa, blogai. Po to priešai prasiveržė pro mūsų pozicijas. Būtent GRU smogikai prasiveržė iki mūsų gynybos centro. Blogai. O visą laiką ėjo viskas blogin ir blogin. O pagalvodai, kai jau viskas vėl pasidarydavo dar blogiau. Kai savo kailiu patyriau, kas yra 152 kalibro artilerija. Kas yra fugasinės aviabombos, tornadai. Stipriai įsiminė tai, kaip krūtinės lasta prisiglaudžia prie stuburo, kai kas nors iš tų sprogmenų gretimai krenta. Tada supratau, kad tai jau tikras karas. Be to man dar teko kauti su Rusijos GRU smogikais, tais pačiais, kurie prasiveržė pro mūsų gynybą. Jie rado skylę mūsų pozicijoje, prasiveržė į centrą, įsitvirtino ir greičiausiai planavo atskirti krantus. Toje vietoje upė Mariupolyje skiria į 2 krantus. Ir jie tai kaip tik ten įsitvirtino tiesiai už gamyklos. Mes tuo metu bazavomės ne Azovo plieno gamykloje, o pačiame mieste. Ir jie greičiausiai planavo tą dalinį išlaikyti toje vietoje, kad mūsų grupuotė atskirtų vieną nuo kitos. Чтобы отрезать группировки одну от другой. И вот мы их штурмовали. Taigi, mes jo šturmavome ir man buvo šokas, kokia ta operacija jiems buvo rizikinga. Jie apskritai netikėtai prasiveržė. O mes ėmėme jo šturmuoti, šturmavome. Pagaliau pasiūlėme jiems pasiduoti, bet jie nepasidavė. Ir galiausiai nedidelių grupė vis dėlto sugebėjo iš ten ištrūkti. Šis momentas, kovų su Rusijos GRU smogiklas, man buvo pats įsimintiniausias. Mes supratome, kad net ir būnant apsuptyje galima kauti su GRU ir laimėti. Gerai, dabar pakalbėkime apie Azovo plieno gamyklos gynybą. Kaip ji buvo organizuota? Žinoma, tavo kolegos istorikai, Aleksandrai, dar padirbės prieš, o net ir Ukrainai reikšmingo istorinio įvykio. Про эту исторический момент, я думаю, для Украины даже. Kaip buvo organizuojama visa gynyba? Kokia buvo dienotvarkė? Jei galite papasakoti. Būtent apie tai, kas vyko Azovo plieno gamyklos teritorijoje. Ne? Taip. Kadangi tai buvo toks labai svarbus momentas. Matot, pati gynyba buvo sudėtinga. Kaip čia pasakius, tai buvo sudėtinga lygiai kaip ir mums, taip ir rusams, nes tai milžiniška teritorija. Такая же сложная, как и для русской, потому что это огромная территория. Manau, kad jūs matėte, tai yra miestas mieste. Va taip. Tai milžiniška teritorija, labai daug visokių pastatų, betono. Ir ginti šią teritoriją labai sudėtinga, bet sykiu ir apsimoka. Nes, pavyzdžiui, gindamėsi, mes jau turėjome planus, dar senus sovietinius gamyklos planus. Ten buvo pažymėti visi slapti įėjimai ir išėjimai, įvairūs tuneliai.
Ir kuomet, pavyzdžiui, situacija tapo maksimaliai kritiška, kuomet priešas užėmė dešinįjį Mariupolio krantą, o miesto šiaurėje atsidengė flangas, ir rusai puolė tiesiai Azovo pozicijas dešiniajame krante. На севере города открылся фланг, и русские пошли прямо на позиции Азова на правом берегу. Tuomet buvo nuspręsta, kad reikia verštis į gamyklą, nes jeigu neprasiveršime, tuomet visi žus. O juk mūsų grupuotė, minutėlė, buvo netokia ir maža. Ją sudarė visas pilnas antrasis batalionas ir dar papildomos pajėgos. Ir tada jie ėmė verštis į gamyklą. Žinote, štai tikrai įeis į karo istoriją. Nes buvo suplanuotas, kaip pas mus vadinamas, persikėlimas. Kadangi apšaudomi priešo, jie kėlėsi per Kalmius upę iš dešinio kranto į gamyklą. Manęs ten nebuvo, bet žinau iš vaikino, kuriais teko bendrauti nelaisvėje, kad tai buvo savižudiška misija. Pasakysiu taip, buvo labai sudėtinga, nes priešas žinojo, kad mūsų pajėgos kelsis. Žinote, tada išgyveno labai nedidelis procentas žmonių. Bet tie, kas išgyveno, įsitvirtino gamykloje. Jie išsiskirstė po bunkerius Azovo plieno gamykloje. Žinote, mes ten galėjome ilgai laikytis gamykloje. Gynyboje. Taip, gynyboje. Apsuptyje. Žinote, norint išvalyti tą teritoriją, rusai nuolat kalbėjo, kad perdavinėjo kažkokią klaidingą informaciją apie tai, kad jie jau esą gamyklos teritorijoje, kad užėmė kažkokią jos dalį. Bet visa tai buvo melas. Jie tai puldavo, tai traukdavosi, bet visuomet buvo nuo mūsiškių gaudo į kaulus. Ir fiziškai gamyklos jie nebūtų neužėję. Vienintelis dalykas, kuris turėjo įtakos, kad mes nebegalėjome ten būti, tai buvo aviacinės bombos. Sparnuotosios aviabombos. Žinoma, tai viską nusprendė. Jie taip pat norėjo panaudoti dujas. Ir jie naudojas dujas iš tiesų. Jie norėjo panaudoti pačius įvairiausius uždraustus ginklus. Taigi, kai Azovo plieno gamykloje pramušė du bunkerius, kurie vadinosi Magazin 10 ir Magazin 20, ten žuvo žmonės, viename žuvo 100 žmonių, o kitame šiek tiek mažiau. Ten dar buvo kažkiek civilių, ar ne? Tuose bunkeriuose civilių nebuvo, bet viename iš jų žuvo apie 30 pas mus tarnavusių merginų. Taip. Tai buvo geros slėptuvės nuo bombų, bet kadangi ten mėtė 2 ir 3 tonų bombas, tokias galingas. O tie bunkeriai nebuvo pritaikyti tam, kad atlaikytų tiesioginį pataikymą. Jie buvo pastatyti pagal seną sovietinę doktriną branduoliniam karui, branduoliniai žemai. Jie buvo skirti tam, kad žmonės išgyventų per branduolinę žiemą, bet tikrai ne tam, kad atlaikytų tiesioginį bombos pataikymą. Kai tai atsitiko, mes supratome, kad mes tiesiog žūsime. Jeigu būtumėt pasilikę, ar ne? Taip, jeigu būtų duotas įsakymas pasilikti, būtume pasilikę. Štai taip. Čia tiek apie gynybą. Kas dėl to persikėlimo, tai kai mūsų jūrų pėstininkai viename iš fronto ruožų pasidavė į nelaisvę be įsakymo, jie išėjo iš Ilyčiaus gamyklos ir pasidavė į nelaisvę ir taip atidengė didžiulį fronto ruožą. Mūsų vaikinams savo fronto ruožuose ir taip trūko žmonių, kad galėtų uždengti frontą. O jie vieną iš tų ruožų atidengė. Tuomet vadovybė priėmė sprendimą, kad reikia perkelti batalioną per upę į Azovo plieno gamyklą ir ten gintis. Ir ten prasidėjo tokie dalykai. Tuo metu aš jau nebuvau pėstininkas, nuolat dirbau su šarvuočiu ir važiuodavau į atskirus taškus.
Bet kalbant su vaikinais, kuriais bendravau, tuo metu situacija kiek kitokia buvo nei mūsų mieste pradžioje. Tarkim, tave apšaudo, tu pralauki, kol šaudo, po to išvažiuoji. Gamyklo to jau nebebuvo. Ten šaudė 24 valandas per valandą, 7 dienas per savaitę ir niekas tai jau nebekreipė dėmesio. Vaikinai tiesiog ėjo, reikėjo atlikti užduotį ir jie ėjo. Net tiesiogiai apšaudant, kadangi nebebuvo prasmės laukti, kol apšaudymai baigsis, nes jie nesibaigdavo. Jie labai laisvai jautėsi ore. Mes neturėjome priešlėktuvinės gynybos. Tad lėktuvai sauramiesiai skraidė ir po truputį bombardavo visus statinius, kurie stovėjo gamyklos teritorijoje. Suprantama, pataikydavo ir į bunkerius pramušdavo. Buvo dar vienas momentas, kuris privertė mus pasiduoti. Taip mes galėjome įsitvirtinti požemiuose ir gana ilgai ten gintis. Jie būtų mūsų užspaudę, panaudoję dujas. Galiausiai būtų mus tikrai užspaudę, bet ir patys patirtų labai didelius nuostolius, kadangi šturmuoti nežinomus požemius, ištisus labirintus, tai labai sudėtinga. Tam reikia labai didelių pajėgų. Bet jie bandė padaryti, ar ne? Jie neprieko tunelio, iki įėjimų juos. Vis dėlto lemiamas dalykas buvo mūsų sužeistieji. Turėjom savo sužeistus vaikinus, kuriems reikėjo pagalbos. Taip pat ir civiliai, kurie dėl susikloščių aplinkybių atsidūrė Azovo plieno gamykloje ir kurios taip pat reikėjo iš ten evakuoti. Na ir mūsų sužeistieji. Mes nebeturėjome dokumentų, viskas baiginėjasi, ar ne? Žodžiu, nebėra medikamentų, viskas baiginėjasi, nėra sąlygų. Mūsų chirurgai apskritai aukštumojams giliausia padėka, nors nuolat apšaudomi, bet chirurgai darė sudėtingiausias operacijas. Nemažai vaikinų išgelbėjo. O medikamentai tiesiog baiginėjosi. Vaikinams reikėjo normalios medicinės pagalbos. Visą tai ir lėmė, kad buvo priimtas sprendimas pasiduoti į nelaisvę. O kaip tas sprendimas buvo priimtas? Kaip reagavote? Priimėte kaip įsakymą ar kaip? Taip, žinoma, priėmė kaip įsakymą. Mums tai buvo labai sunku, nes mes puikiai supratome, koks gardus kąsnelis mes jiems esame ir kas mūsų laukia, kai pasiduosime į nelaisvę. Vilties, kad bus kas nors gero nebuvo, bet mūsų sužeistieji, bet to mes supratome, kad tai labai sudėtingas kelias, tačiau tai mūsų šansas išgyventi. Būnant nelaisvėje atėjo suvokimas, kad ten sėdėjau ir pats patyriau visus tos sunkumus, siaubus, tuomet suvokiau, kad tai mano mokestis už gyvenimą. Kad jau pradėjau kalbėti apie nelaisvę, kaip tai buvo? Aš tai galiu įsivaizduoti, kaip tai vyko. Išėjo pakeltomis rankomis ir kaip atrodo tas pirmas susitikimas, susidarimas su priešu. Atėjo vadas. Redžis ir pasakė, kad siekiant išsaugoti mūsų sužeistųjų gyvybės, išsaugoti visų karių gyvybės, buvo priimtas sprendimas pasiduoti į nelaisvę, tarptautinėms organizacijoms suteikiant garantijas. Ir mums viltį suteikė ne tie garantuotojai, kurie galiausiai nieko taip ir nepadarė bei neatliko savo pareigos, mums daug svarbesnis buvo vado žodis. Dėdesas turėjo labai didelį autoritetą tarp karių. Tai tikras kovinis vadas, pats eidavo į pozicijas ir ne tik Azovo plieno gamykloje, bet ir antiteroristinėje operacijoje. Jis niekuomet nebijojo, pats buvo sužeistas Azovo plieno gamykloje. Karai tai mato, karai tai jaučia, kad tai vadas, kuris visuomet yra su jais. Dėl to didžiulio pasitikėjimo juo mes visi paklusome įsakymą ir pasidavėme nelaisvę. O kas dėl paties proceso, kaip visai vyko? Suprantama, mums buvo duotos instrukcijos, kad su savimi negali neštis jokių šaudmenų, imi automatą ir atiduodi prie išėjimo. Pasakė, kokius daiktus gali pasiimti su savimi, maistą ir taip toliau. Mes išėjome, mūsų tiko ar tai rusų GRU, ar tai FSB, matėsi, kad tai kažkokie specialūs daliniai. Paskui mes nuėjome toliau. Ten jau buvo reguliariosios armijos kareiviai, jie apžiūrėjo mūsų daiktus,
Tiesą pasakius, ten prie gamyklos, kai mes pasidavinėjome, aš pirmą ir paskutinį kartą per nelaisvės laiką pamačiau Jungtinių tautų organizacijos ir Raudonojo kryžiaus darbuotojus. Raudonasis kryžius davė mums popierius, kuriuos mes užpildėme vadinamą paimtojo nelaisvę kortelę. Čia bent jau formaliai buvo išlaikytas kažkoks oficialumas, ar ne? Taip, tai mums padėjo neprarasti pusę savo karių, nes užmušinėtiems jau būtų buvo sunkiau. Taip, pasiduoti į nelaisvę jie būtų galėję pusę iššauti, o po to pasakyti, kad tai esą buvęs bandymas užpulti ir taip toliau. Вот, и потом бы придумали, что это там попытка нападения там, и так далее. Bet... Taip, taigi mūsų apžiūrėjo, nusodino autobusus ir išvežė į Renifikos kolonijos teritoriją. Su manim buvo truputį kitaip, nes pasidavimo laisvės metu aš buvau sunkiai sužeistas. Buvai sužeistas kai gyniais? Taip. Aš buvau sužeistas balandžio 23-ąją. Balandžio 24-ąją mane išveža. Pradžioje evakuoja, 8 valandas mane bandė išgabenti iš mūšio, o po to naktį, o kaip tave sužudė, na kaip? Tai įdomi istorija. Интересная история. Да, это интересная история. Taip, tikrai. Trumpai, gerai. Pasakysiu taip, tai labai pamokanti istorija. Visiems pamokanti. Taip gavosi, kad mane paskyrė pozicijos vadu. Visai kitos pozicijos. Ir kai ten atvykau ir pradėjau tvarkyti ką tik priėmęs poziciją, mano vadas ir sako, pasiimk karius ir nueik patikrinti mūsų užnugarį. Mano pozicija buvo visai kita, netoli Kopos mobiliosios vadavietės, ten, iš kur Kopos vadas sekė mūšio eigą. Taigi aš išeinu, žodžiu, Kopos vado vadovauti. Taip. Aš išeinu ir nieko kartu su jam neimu. Einu tiesiog pasižiūrėti. Na, o ką? Aš visiškai dėl nieko nesijaudinu. Išėjai užnugarį? Taip, atgalios, taip. Į mūsų užnugarį. Kas čia gali būti pavojinga, ar ne? Jei taip pagalvojus, tai nieko. Taigi išeinu, toliau einu, o ten tvoroje buvo štai tokia skylė. Žiūriu, o ten kažkokie žmonės prie vadavietės šmirinėja, vaikštinėja šiandien bei ten. Nusijoju nuo peties ginklą, tuo metu turiu optinį taikiklį, pažiūriu pro taikiklį ir matau 3 žmonės su baltais raiščiais. Tai buvo rusai. Jie atėjo, tai buvo kažkokia priešakinė grupė, kad išvalytų mūsų vadavietę. Jų buvo tik 3, bet pažiūrėjau dešinę, o ten jau tigras stovi. Dar priešo pėstininkai. Tad pirmiausia operacija susisiekiu su komanda, pranešu, kad mūsų vadavietė apsurta ir paruošiamas iš šturmui. Pranešimą perdaviau ir atidengiau ugnį. Atstumas iki jų buvo maždaug 200 su trupučiu metrų. Atidengiau ugnį, 2 nukoviau, bet čia ir padariau esminę klaidą, nes praradau budrumą. Vietoj to, kad apšaudyčiau ir pasilenkęs pakeičiau vietą, aš sekundės daliai sustingau, tiesiog stabtelėjau, apsižiūrėjau. Mes šaudom, žiūrim į gyvenį ir visiškai užmiršau tą trečiąjį žmogų. Ir tiesiog, o jis vieną kartą iššauna, jis mane pamato, iššauna, tuoj kulka pataiko man į koją, sulaužo koją, aš krentu ir taip mane sužeidžia. Kaip ir viskas gerai gavosi, nes aš perspėjau, bet to pats atidengiau ugnį. Kas žino, kas būtų kitaip nutikę. Bet kartu aš padariau didelę kvailystę. Tai patys elementariausiai baziniai dalykai, kurių moko armijoje. Tu atidirbi ir pakeiti vietą. Pasilenkia ir pakeis poziciją. O čia man kažkaip nepavyko. Gerai, dabar apie nelaisvę. Taigi tu sužeistas, taip? Aš 2 savaitės pargulėjau bunkeryje, skirtame sunkiai sužeistiesiems. O kai išmušė tas momentas, tai buvo 15 ar 16.
16 mes pasidarėme nelaisvę. 16 мая Prasidėjo pirmoji pasidavimų banga. Pirmieji pasidavė sunkiai sužeistieji. Mus išnešinėjo su tokiais tvirtais neštuvais, 4 žmonės jas neša. O tu sauguli. Tokia kolona ir judėjo. Mūsų buvo 50 žmonių. Visi sunkiai sužeisti, gulintys. Įdomu buvo tai, kad Rusija ten ativarė specialiai įrengtas mašinas, tokias, į kurias įsistato tie neštuvai. Jose iš viso buvo 9 vietos, o mūsų 50 su trupučiu neša. Ir kai mes praeidinėjome, kai mano vaikinai mane nešė pasiduoti nelaisvę, aš mačiau, kaip mes praeidinėjome pro rusus. Ne tuos, kurie atvyko stebėti pasidavimo. Tie buvo apsirengę gražiai švaria uniforma. Mes praeidinėjome pro karius, kurie kariavo gamyklos teritorijoje, kurie buvo visi purvini, visi tokie, žinote, pamušti. Matėsi, kad ten jau daug laiko praleido. Ir kas būdinga, tai aš vėliau dažnai prisimdavau nelaisvėje, yra tai, kad kai mes praeidinėjome, kažkas iš jūsų pasakė, ačiū už tarnybą. Žinote, tai buvo rečiausias kariško solidarumo pasireiškimas. Aš tuomet pagalvojau, gal man tiesiog pasigirdo. Aš paklausiau kitų vaikinų ir jie patvirtino, kad jis tai pasakė. Rusų karys? Taip, rusas. Kažkuris iš jų, tik net nežinau kas. Jis tiesiog taip ir pasakė, ačiū už tarnybą. Nes mažiausiai tai buvo didinga. Abiem pusėm. Taip, žinote. Manau, kad kažkokią pagarbą buvo galima užtarnauti, nes mes gerai kovėme su rusais. Na, bet mums tiesiog nesukrito kortos. Gerai, jūs patekote nelaisvę. Kur jūs laikė? Kaip su jumis elgėsi? Kokia buvo dienotvarkė? Jeigu galima trumpai. Suprantamai, jeigu galite kalbėti. Matote, mes kalbėsime be ypatingų detalių, kadangi rusų pusė žiūri visą tai. Ir po to labai dažnai, kai mes patys buvome nelaisvėje, jie dažnai reaguodavo į kai kurios interviu ir ten darydavosi dar blogiau. Trumpai apibendrinsiu. Mūsų laikė skirtingose kolonijose. Iš pradžių tai buvo Jelenivka, sužeistuosius nuvežė į ligoninę. Jelenivkai jie nusprendė surengti tokį niekšingą teroristinį aktą, apie kurį aš galiu kalbėti. Apie tai reikia kalbėti visam pasauliui. Jie tiesiog surinko 200 Azovo kovotojų, visus pervedė į atskirą patalpą, kurioje iš anksto buvo padėjęs sprogmenis. Ir kai mes miegojame, aš pats asmeniškai buvau toje patalpoje, jie mus tiesiog susprogdino. Tada žuvo daugiau kaip 50 Azovo kovotojų ir 140 buvo sužeisti. Aš taip pat buvau sužeistas, nesunkiai, į mane pataikė skaveldros, bet jas man pašalino tik prieš porą mėnesių, kai susigrįžau į Ukrainą. Ten, suprantama, niekas neišiminėjo, net negalvojo apie tai. O jie ramiausiai vaikštinėjo, žiūrėjo, kaip miršta mūsų vaikinai. Jiems buvo juokinga, jokios rimtos medicininės pagalbos jie nesuteikė. Ten kalėjo ir mūsų medikai, bet jų specialiai neprileido prie mūsų. Jie kreipėsi tokios nekšybės. Nes sugebėjo mūsų nugalėti mūšių lauke, tai nusprendė mus be ginklus nužudyti miegančius. Jie bandė tai pateikti taip, kad esą ukrainiečiai patys Haimersų ten smogė. Taip, prisimenu tą istoriją. Taip, ir kai kurios organizacijos, kurios tyrė tą įvykį, pasakė, kad tai neįmanoma, nes Haimerso smūgis būtų visai kito tipo, kad tai iš tiesų buvo sprogimas viduje. Aš asmeniškai, kuris buvau ten sprogimo metu, taip pateikiau, kad buvo sprogimas viduje. Jis aiškino, kad tai esą artilerijos apšaudymas, bet patys po sprogimo ramiausiai vaikštinėjo po teritoriją nieko nebijodami.
Taigi apie tai reikia šaukti. Jie neleidžia ten iki šiol atvykti jokioms komisijoms, kad jos ištirtų tą įvykį. Suprantame, nenori, kad juos patrauktų atsakomybę. Tai buvo karinis nusikaltimas. Taip ir yra. Kas dėl nelaisvės, tai skirtingose vietose buvo skirtingai, bet visur blogai. Vienur mažiau blogai, kitur labiau, bet visur blogai. Tai ir jokių Ženevos konvencijos normų nesilaikymas, ir nepakankamas maitinimas, ir nepakankama medicinė priežiūra, nepakankama higienos priežiūra, nuolatinis moralinis psichologinis spaudimas, fizinis spaudimas, kankinimai ir taip toliau. Visą tai Rusija naudoja nelaisvėje. Čia kalbant apibendrintai, be detalių. Jie nesibaimina, jie tiesiog pažeidinėja, jie žino, kad jiems nieko už tai nebus. Raudonasis kryžius ten neprileidžiamas, Rusija jų tiesiog neįsileidžia. Raudonasis kryžius tik skėsčioja rankomis, viešai jų nesmerkia, nevykdo savo įsipareigojimų. Ir ypač turint omeny, kad Ukrainoje Raudonasis kryžius leidžiamas pas visus belaisvius. Iš esmės tai atvira visam pasauliu, visi mato, kokiamis normalius sąlygomis pas mus laiko karo belaisvius. O Rusija tai sau leidžia stiprią teisę. Įmano, kad jei viskas galima, jie tiesiog nieko neįsileidžia ir daro, ką tik nori. Jie laiko save pasaulio valdovais ir visi esą turi taikstytis su jų užgaidomis ir taip toliau. Aleksandrai, ar turėtum ką pridurti apie nelaisvę? Taip, galiu pridurti, kadangi aš nebuvau Jelenivkoje, žodžiu, aš 1,5 metų praleidau nelaisvėje ligoninėje. Я вам скажу, что 1,5 года провел в плену в больнице. Taigi praleidau ligoninėje, bet turiu pasakyti, kad jie negydė. Savai suprantama. Iki kažkurio laiko netgi ir nemušė. Paskui pradėjo ir mušti. Bet tai jau kita istorija. Ką pradėjo? Namušti. Žinote, jų elgesys su sunkiai sužeistaisiais buvo niekuo negeresnis nei su paprastais belaisviais. Ничуть не лучше, чем просто обычным пленным военным, да, там. Jie neskirstė į senus, sužeistus, bekojus ar moteris. Mano žmona 2 metus praleido nelaisvėje. Ji policininkė iš Mariupolio taip pat pakliuvo į nelaisvę. Ir kol aš pats ten sėdėjau, labai tikėjausi, kad jie dar išsaugo nors dalelę žmogiškumo, bent jau moterų atžvilgiu. Maniau, natvarkoju, mes kariai tiek to, mes privalome visą tai atlaikyti, bet maniau, kad bent jau su moterimis jie elgsis normaliai, žmogiškai. Deja, bet ne. Taip pat bjauriai jie elgėsi ir su moterimis. Taip. Žinote, aš pats savo kailiu patyriau, kad kad jiems nebuvo jokio skirtumo. Kadangi turėjau problemų su koja, ji buvo sulaužyta per visą mano laisvės laiką. Kad suprastumėte, jo koja normaliai nefunkcionavo. Ji tiesiog kabėjo ir galėjo sukioti į visas pusės. Man išniro sąnarys ir galėjau koją pasukti tiesiog 180 laipsnių į kitą pusę. Tai buvo liūdna, tai buvo baisu, bet didžiausia problema buvo ta, kad man buvo sudėtinga. Daryti tai, ką daro kiti vaikinai. Pavyzdžiui, nelaisvėje tu turi vaikščioti rankas sudėjęs už nugaros, galvą nuleidęs. Beveik keturlinkas. Būtent taip. Va taip. Ir taip turi elgtis visą nelaisvės laiką. Žinote, kai kuriuose vietose mane vertė taip daryti. Suprantate, kai su viena veikiančia koja tai daryti labai sudėtinga. Žinoma, aš vis galvodavau, kadagi visą tai baigsis. Nes jau pats suvokimas, kad tu nelaisvėje, tai pirma. Antra, suvoki, kad esi invalidas. Kai besuksi, taip yra. Jau tai yra nelabai gerai. Taip pat, manau, verta apie tai pasakyti, kad mūsų vaikinus nelaisvėje ne tik muša, kankina, dar kažką daro.
бьют, пытают, еще что-то. Они еще Jie taip pat jiems, pavyzdžiui, sukurpia bylas. дела, например. Pavyzdžiui, apie tai, ko žmonės iš tiesų nedarė. Pavyzdžiui, ir aš. Arba verčia pasirašinėti. Jo, pavyzdžiui, verčia pasirašinėti pripažinimą apie sunaikintą civilinę infrastruktūrą, pavyzdžiui. Viską, ką jie pridirbo Mariupolyje, bandė prikabinti ant karo belaisviams. Taip, kad žinotume, buvo toks atvejis, kai Mariupolyje susprogdino dramos teatrą. Jie ten numetė aviacinę bombą. Ten buvo užrašyti žmonės, ar ne? Taip, ten buvo labai daug žmonių, ten buvo didelė slėptuvė. Jie ten numetė bombą, žmonės žuvo, labai daug jų. Bet nelaisvėje išgirdau istoriją, kad buvo vienas vaikinas, kuriam jie norėjo sukurpti bylą, kad esą jisai susprogdino tą teatrą. Tik pagalvokite apie tai. Taip gavosi, kad ir aš, ir Vladislavas taip pat buvome represuoti ir mums buvo užvestos bylos. Donecko liaudies Respublikoje vyko teismas ir mes buvome ten nuteisti. Tai kaip ir nesistebėčiau, jeigu šiuolaikiniam pasauliu tai absurdas. Žinoma, kad tai absurdas. O gerai, o po to, kiek laiko, trumpai tariant, jūs praleidote nelaisvėje? 2,5 metų. O kaip paskui sužinojote tą naujieną, kad bus nelaisvių apsikeitimas? Mes to tiesiogai nežinojome. Mes supratome pagal kitas priežastis. Kai mus vedė fotografuotis, išrengė ir fotografavo iš visų pusių. Mes supratome, kad jie greičiausiai fotografuoja tam, kad matytųsi, jog nėra mėlynių, sumušimų, kad normaliai atrodytų. O kitą dieną mums tiesiog liepė atiduoti visus savo rūbus ir su savimi nieko nesimti, viską palikti. Mes nuteistieji. Kai sėdėjome, mes turėjome savo rūbus, o iki to nieko panašaus nebuvo. Jo tiesiog perengė mūsų civiliniais rūbais ir pasakė, kad dabar viską atiduodate ir važiuojate. Suprantama, kad iki paskutinės akimirkos mes netikėjome. Jos mes taip ilgai laukėme. Tu tiesiog kiekvieną dieną nelaisvę užmiegė su mintimi apie tai, kad tave išmainys, pabundi su tą mintimi ir visą dieną gyveni su tą mintimi. Tuo momentu mes taip ilgai laukėme, kad iki paskutinės akimirkos jau tuo nebesitikėjome. Nes netikėjome, nes buvo tokių atvejų, kaip pavyzdžiui, Saša jau buvo keitimo sąraše, bet į Ukrainą neišvažiavo. Jį pašalino paskutiniu momentu. Pašalino iš apakeitimų. Taip, ir tai nebuvo vienintelis atvejis. Mes tai žinojome ir todėl iki paskutinio momento netikėjome. Netikėjome tol, kol ir nors iš viso to proceso metu rusai, kurie mus vežė tą pusę, kad vežame į apsikeitimą, aš patikėjau tik tuomet, kai pamačiau pirmąją lentelę su užrašu Ukraina. Tada aš atsikvėpiau, pradėjo bėgti ašaros ir aš supratau, kad pagaliau aš esu namie. Aleksandrai? Na, čia sunku ką bepridėti, nes mes su Vladislavu jau daugiau kaip paskutiniuose pusę metų buvome kartu. Maždaug iki pat apsikeitimo mes buvome kartu. Kai visą tai prasidėjo, aš netikėjau, nes man jau buvo tekę būti apsikeitime. 2010 metais mane vežė apsikeitimą, paskui nuėmė ir grįžino atgal. Ir aš jau galvojau, kad ir vėl apgaus. Taip galvojau, kad vėl patikėsiu, pradėsiu įsivaizduoti. Tokiais atvejais geriau netikėti, kad paskui netektų nusivilti. Na, o šiuo atveju, kai viskas prasidėjo, mūsų rinko ir vaikinams pradėjo išdavinėti dokumentus. Žinome, pasiduodant, jie turėjo savo dokumentus. Mums davė pasirašyti kažkokius popierius, bet uždengė ranką, kad nematytume, ką pasirašome. Žinote, po visko, ką praėjome, tai ką duoda pasirašyti, geriau pasirašyti. Neišeina taip, kaip sakoma, prieš tai turi perskaityti, tiesiog reikia pasirašyti ir neklausinėti. Mes pasirašėme ir akies krašteliu pastebėjau, nepamenu, koks ten užrašas buvo,
O ten buvo paragrafas, kurį pamačiau, kad tai yra paleistojo parašas. Taigi irgi buvo ženklas. Man atidavė dokumentus, su kuriais pasidavė nelaisvę, pasą ir pažymėjimą man atidavė. Bet mes vis tiek iki paskutinės akimirkos nenorėjome savęs įtikinėti, kad tai apsikeitimas, nes viskas gali žlugti paskutiniu momentu, o po to labai sunku visą tai pergyventi. Mes atsikvėmė atsidūrė Ukrainos teritorijoje, na taip. Matau, kad jam išduoda dokumentus. Suprantu, kai vyksta eilinis kalinių pervežimas iš vienos kolonijos į kitą, nėra tekę girdėti, kad tokie dalykai vyktų. Такого вроде бы я нигде не слышал, что такое происходит. Po to vaikinai gavo dokumentus, mus vežė, perkelė kitą transporto, o po to mes jau girdim lėktuvo gausmą. Tada suprantu, kad tai vyksta. Greičiausiai mes važiuojame namo. Paskui, kaip ir atvažiavome, kirtome sieną. Ir kai praėjau, tada pradėjau, atėjo kažkokie žmonės, mūsų galvos nuleistos, nes iki kažkurios vietos mes važiavome su rusais. Paskui kažkur išėjo, mes važiavome toliau. Žinote, kai pakėliau galvą, matau, kad atėjo uniformuotas vyras. Aš dar nieko nesupratau. O jis pasako mano pavardę ir aš iš įpratimo atsistoju ir sakau rusiškai. Kuzmenko Aleksandr Jurjevič. O žiūri mane ir sako, tu namie, tu gali kalbėti ukrainietiškai. Ir viskas. Žinote, manęs jau ten nebėra. Išėjau su rumentais, pradėjau šokinėti, ašaros byra. Taip toks buvo apsikeitimas, kažkas mistiška. Mes su Saša nuolat lažindavomės dėl to, kad mus apkeis, iš Romo lažindavomės. Ir kas laimėjo? Tai gavosi, kad ir jis ir aš laimėjau. Mes iš skirtingų dalykų lažindavomės. Tad laimėjo ir jis ir aš. Tai štai tokia istorija. Na gerai, tai buvo paskutinis klausimas mano sąraše. Tad ačiū Jums, kad dalyvavote mūsų laidoje ir dėkoju Jums už tarnybą. Ačiū. 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 Mėly žiūrovai, dėkoju visiems žiūrėjusiems ir susitiksime kitose laidose. Su Jumis buvau aš, Alminas Sinevičius, ir Jūs žiūrėjote Lock and Loaded Patrulio bazę. Viso geriausio.